Ateini į ilgų koridorių ir tada yra kambariai, kurie turi balkoną. Spinta su chalatu, tapkėm ir kitais dalykais. Kambariukas, tiesą pasakius, kaip liuksas, jisai nedidelis. Va toks va kambariukas. O smagu, kad trikampis, bet nedidelis. Ir išėjimas į balkoną. Šito kambario vertė yra vien dėl balkono. Išeini ir oplia. Žalias tiltas, Kalvarijų prospektas. Pam pam pam. Va, ateini. Komplimentas, sultis vanduo. Kava tai labai jau tik vienas, nes vienas asmuo, o kambarys liukso. Ir iki tokio lygio, kad palikti ir vieną kavą, nes tipo vienas svečias. Liukso kambarį tai jau perdėtai jau, kaip sakyt, kad paima. Atskiroj erdvėj miegamas. Tai vat miegamas kambarys gaunasi tokio dydžio kaip kiti kambariai. Truputį gal jie didesni, bet panašus. Bet išplanavimas viskas tas pats. Tai vat atėjus į miegamą. Viską tą patį rasi, ką kitam kambarį, kai būna paprastas standartinis daubulas. Tik tai tiek, kad jeigu daugiau žmonių, tai gali čia būti ir yra televizorius ir viskas, ir vonios kambarys. Vonios kambarys su vonia. Kitur jisai būna su dušu, o čia labai smagiai su vonia. Galima pagulėti, faina vonytė. Viskas labai gražiai. Tvarkingas dušas, neprūdyja nieko, tvarkingai, kultūringai. Šampūnas, plaukų šampūnas, dušo želė, kūno kremas, dantų šepetukas, vienu žodžiu viskas, ko reikia. Maišeliai, servetėlės, fenas. Tuo atžvilgiu viskas smagu. Va. Tai, kaip sakyti, šitie kambariai verti dėmesio tik tai dėl balkono.